Laisvo žmogaus valios pareiškimas. Chronometrijos skaičiavimu 2024 spalio mėnesio 13 dieną. Aš, vyras Vidmantas, sūnus vyro Juozo, iš Navickų giminės, ir moteriškės Romualdos, iš Sukockų giminės, gimęs 1963 metų lapkričio 16 dieną pagal Grigaliaus kalendorių, pareiškiu. Aš, vyras Vidmantas, sūnus vyro Juozo, iš Navickų giminės, ir moteriškės Romualdos, iš Sukockų giminės, būdamas aiškaus proto, sąmoningas ir su aiškia atmintimi užtikrinu ir visam pasauliui ir visatai pareiškiu. Aš gimiau vyro Juozo, mano tėvo, vyro Juozo senelio iš Navickų giminės ir moteriškės Elenos senelės iš Striganavičių giminės ir moteriškės Romualdos mano mamos, dukters Antano iš senelio iš Sukockių giminės ir moteriškės Konstancijos iš Aukštakalnių giminės šeimoje. 1963 metų lapkričio mėnesio 16 dienos rytą. Kauno mieste, Lietuvos Tarybų socialistinėje Respublikoje, Tarybų socialistinių Respublikų sąjungoje. Gimimo metu mano tėtis ir mama man padovanojo Vidmanto vardą. Giminystės ryšiais esu susijęs su Laukaičių giminė. Aš, vyras Vidmantas, pareiškiu. Nuo pat gimimo momento nebuvau niekur pradingęs ir nesu joks fizinis ar juridinis asmuo, prekė ar daiktas, ar kieno nors nuosavybė. Nesu kieno nors pilietis ir nesu niekom, kas nėra vyras. Pareiškiu, tarp manęs ir kūrėjo nėra, nebuvo ir negali būti jokių tarpininkų. Niekam nesuteikiu teisės aiškinti ir interpretuoti šios laisvos valios išreiškimo. Tik aš pasilieku teisę savo aiškinti, pildyti ir bet kuriuo momentu keisti šį valios pareiškimą. Taip pat pareiškiu, kad tik aš, vyras Vidmantas, esu vienintelis juridinių asmenų Vidmantas Navickas. Navickas Vidmantas fizinis asmuo. Doglatin gramatikoje parašytų didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis Vidmantas Navickas, Navickas Vidmantas ir iš jų visokių kitokių išvestinių darinių, kuriem yra suteiktas asmens kodas 363 11 16 0000, vienintelis valdytojas ir naudos gavėjas. Taip pat tik aš turiu teisę naudotis šių asmenų visais duomenimis. Pretenzijos priimamos 1 mėnesio laikotarpyje nuo šio laisvos valios išreiškimo dienos elektroniniu paštu vyras Vidmantas Navickų @inbox.lt. Faktų nepaneigus, jie tampa tiesa visam laikui. Chronometrijos skaičiavimu 2024 metų spalio mėnesio 13 diena 2 valandos 7 minutės.